Taupant statybų kaštus, pagrindinė klaida yra skaičiuoti mūro blokų poreikį kubiniais metrais. Tokia metodika nėra tiksli. Patariama skaičiuoti kvadratinio metro kainą. Pavyzdžiui, norime pastatyti 12 metrų ilgio, 15 metrų pločio, 3 metrų aukščio namą. Jei statysite iš 30 cm storio kytojo betono blokų, tai sienoms reikės 48,6 kubinio metro statybinės medžiagos. O jeigu statysite iš arko M18 mūro blokų, tai sienoms statybinėms medžiagoms reikės tik 29,2 kubinio metro. Jeigu kubinio metro kaina vienoda, tai už akitosius blokus sumokėsime vos ne dvigubai brangiau. Bendrą blokų ir apšiltinimo kainą verta skaičiuoti todėl, kad mūro medžiagos turi skirtingą šilumos laidumo koeficientą. Paprasčiau tariant, skirtingus blokus reikia šiltinti skirtingos storio termoizoliacijos sluoksnių. Galutinė sienos kaina įvertinus būtinus reikalavimus skaičiuojant kvadratinį metrą. Lentelė parodo, kad sienos kvadratinio metro kaina iš arko blokų yra akivaizdžiai patraukliausia.